Gavome ilgai lauktą serverį dirbtiniam intelektui mokyti ir visą infrastruktūrą. Mes turime tokią unikalią galimybę ir ketiname išbandyti daug didesnius dirbtinio intelektų modelius, kurių anksčiau netgi apjungus kelis galingus skaičiavimo įrenginius negalėdavom pasileisti patys. Ir laukia eilė įvairių idėjų ir inovacinių projektų, kuriuos mes norime išbandyti, pradedant nuo energetikos srities, nuo prognozavimo uždavinių, tęsiant tokiais klausimais kaip teksto analizė, socialinių tinklų susirašinėjimo analizė. Informacijos kiekiai yra labai dideli ir juos apdoroti nėra labai paprasta, o šitie skaičiavimo resursai, kuriuos dabar turim unikalūs Lietuvoje, leidžia mums pirmiem pasiekti tokių neblogų rezultatų. Su tokiais resursais kaip šis, tai mes galime tai padaryti per dieną, per dvi, išbandyti įvairiausias konfiguracijas ir iš tikrųjų pasiekti geriausius pasaulyje šiam momentui sprendimus, ar tai yra termovizorinių vaizdų analizei, ar kažkokio objektų sekimui, objektų atpažinimui. Vienas iš pagrindinių tikslų tai yra universitetui nešti pridėtinę vertę visuomeniai, mūsų socialiniam partneriam ir iš tikrųjų atsakyti tos klausimus, kurie kyla apie galimybės, kurias norėtų turėti startuoliai ar kažkokios įmonės turinčios idėjų, kur dirbtinio intelekto taikymas yra jom labai aktualus. Esu Vilnius Tech doktorantas. Labai džiaugiuosi mūsų universiteto sprendimu įsigyti šį NVIDIA serverį. Šis serveris mums leis atlikti mūsų dominančius mokslinius tyrimus daug greičiau. Jeigu anksčiau mums užtrukdavo atlikti tyrimą savaitę, dvi ar daugiau tam, kad apdoroti duomenis, su šiuo serveriu mes tai galėsime padaryti beveik 60 kartų greičiau ir tai užtruks dieną arba dvi. Šį serverį naudosime kalbos modelio apmokinimui, taip pat galėsime konstruoti 3D sintetinių akinių rėmelių modelius. Naudosime kalbos modelius atlikti melagienų paieškai. Mokinsime kalbos modelius kalbėti lietuviškai. Sveiki! Šitas naujasis NVIDIA serveris kur kas palengvins mūsų universiteto mokslininkų darbą. Mokslininkai galės įgyvendinti naujus giliojo mokymo modelius kur kas greičiau ir išsibandyti kuo daugiau jų variacijų. Serverį naudosime didelių kalbos modelių apmokymui. Bandysime rekonstruoti 3D akinių rėmelių modelius. Taip pat naudosime giliojo mokymo modelius 3D objektų rekonstrukcijai bei žmogaus virtualaus dvynio įgyvendinimui.